Tarptautinė internetinė parduotuvė Global Intergold veiklą vykdo nuo 2010 metų. Šioje internetinėje parduotuvėje vyksta aukso luitelių pirkimai ir pardavimai iš Šveicarijos tiekėjų. Šiandienos prezentacijos, tai yra webinaro tikslas, yra pristatyti jums aukso luitų pirkimo, tai yra užsakymo sąlygas šiai dienai leidžiančias atidėti užsakymo mokėjimą. Internetinė parduotuvė Global Intergold, prekiaujanti fiziniu ir investiciniu auksu, yra valdoma ir kontroliuojama kompanijos Global iGold UK Limited, registruota Anglijoje pagal ES teisės aktus ir skaidrės dešiniajame kampelyje jūs matote visus kompanijos kontaktus, juos lygiai taip pat galite surasti internetinėme kompanijos tinklapyje. Kompanija turi reprezentatyvinį biurą Šveicarijoje. Gal ir atrodytų keista, kad internetinė parduotuvė ir lyg ir nereikia ofiso, lyg ir nereikia kažko tai tokio išskirtinio, tačiau tai yra vieta susitikimams su klientais. Jūs galite iš anksto užsiregistravę prieš panašiai 3-4 savaitės suderinti apsilankymą biure, ofise ir viską pamatyti savo akimis, kaip sakant, įsitikinti čia ir dabar vietoje. Dėl ko buvo pasirinkta Šveicarija, tai valstybė su pačiu aukščiausiu pragyvenimo lygiu, ji turi pačią stipriausią, patikimiausią pasaulyje ekonomiką ir stiprią finansinę sistemą su seniausiais pasaulyje bankais. Šveicarija yra pripažinta auksiniu pasaulio centru, dėl to Global Intergold internetiniai parduotuviai tai yra prestižo, patikimumo ir solidaus verslo garantas. Ta šalis būtent tai ir atspindi. Mūsų geografija, internetinė parduotuvė prekiauja internetu ir tą galime daryti 200 pasaulio šalių. Internetinėje parduotuvėje yra daugiau kaip 2 milijonai klientų iš visų pasaulio kampelių, o tiksliau ir paprasčiau galime pasakyti tai, kad įsigyti fizinio investicinio aukso luitelių padedant internetiniai parduotuviai galime būtent ten, kur yra veikiantis internetas, nes plečiantis visoms ryšių technologijams atsiranda vis kitos ir kitos verslo kūrimo galimybės. Pats kompanijos produktas auksas, jis yra perkamas ir parduodamas daugiau nei 7000 metų, atlaikė laiko išbandymus. Jis yra nenuginčiamas turto, galios ir prestižo simbolis. Auksas buvo naudojamas žmonių kaip mainų priemonė senovėje, tačiau šiandien 21 amžiuje šis metalas įgyja dar daugiau svarbos. Auksas šiandien yra daugiau nei pinigai, pasaulis tiesiog negali išsiversti be šio metalo. Centriniai bankai visame pasaulyje linkę pirkti ir kaupti aukso rezervą. Na, o žmonės šiandien turi galimybę kurti savo asmeninį aukso rezervą su pakankamai minimaliomis pinigų sąnaudomis, mainais į klientų bazės plėtrą internetinėje parduotuvėje Global Intergold. Aukso luiteliai aukščiausios kokybės 999,9 prabos, geriausių pasaulyje gamintojų nuo 1 iki 100 gramų svorio. Kiekvienas atskiras aukso luitelis turi savo asmeninį kokybės sertifikatą. Jie yra sertifikuoti LBMA Londono tauriųjų metalų rinkos asociacijos. Matome aukso grafiką. 10 metų laikotarpyje pateikiamos aukso kainos rinkoje. Statistika rodo, kaip aukso luitų kainos kyla ir krinta. Keičiantis pasaulio ekonomikai,
jei mes pasižiūrėtumėm 2008 metus, puikiai visi prisimintumėm, kad pasaulyje buvo sunkmetis ir Lietuvos lygiai taip pat neaplinkė krizė. Ir kas įdomiausia, stebėkite ir žiūrėkite, kad tuo metu aukso kaina kilo. Kai visiems aplink sunku ir nelengva, auksas rodo savo galę. Ir iki 2011, o tada buvo ir antroji sunkmečio banga, aukso kaina buvo pasiekusi piką. Tai uncija, o uncija yra 31 gramas aukso, uncija kainavo 1900 eurų. Palyginkime aukso kainas. 2005 metais uncija 380 eurų kaina, 2016 uncija kainavo 1080, tai buvo metų pradžioje, šiandien dienai ir 1100, beveik 80 siekia, tai aukso kaina šiuo metu yra kylanti. Global Intergold kompanija siūlo 2 aukso įsigijimo būdus. Pirmas, įprastas tradicinis būdas, bet kas registruojasi kompanijos internetinėje parduotuvėje ir perka aukso luitų nuo 1 iki 100 gramų už bet kokią sumą iš savo asmeninės sąskaitos. Atrodo viskas paprasta, suprantama, jeigu mes kažką tai ir panašiai esame pirkę iš internetinės veiklos. Kitas būdas yra unikalus marketingas, Global Intergold sukurta programa, leidžianti pirkėjams pirkti auksą ir už tai gauti atlygį mainais už kompanijos, jos produktų ir paslaugų reklamą sėkmingų rekomendacijų atveju. Kas tai, aš tuoj papasakosiu. Mes čia internetinės parduotuvės esam klientai ir ne kitaip. Mes auksą įsigijam išsimokėtinai, o jūs tikrai esate kažką gyvenime pirkę arba šalia bent jau turite pažįstamų, kurie kažką yra pirkę išsimokėtinai, išsimokėjo ir toliau sėkmingai kažką tai vėl pirko išsimokėtinai, susidarė palankias savo sąlygas. Tai čia, kai mes perkam aukso laitelius išsimokėtinai, susimokam avansą, likutinę vertę sutarties mes galime apmokėti savo lėšomis, nes sutarties vertė 7000 eurų, mums išeina aukso laitelių apie 200 gramų, tačiau, jeigu, kaip ir sakiau, padarom paslaugos reklamą, įvyksta sėkmingos rekomendacijos, likutinę sutarties vertę apmokės už mus kompanija bonusais. Tai yra, gausime premiją. Čia skaidrėje matot šveicarišką auksą, Agor Heraeus. Auksas yra labai likvidus produktas, todėl Global Intergold sukūrė paprastą ir prieinamą marketinginę programą, matricinę marketingo programą, vadinamą Gold Set, tai yra aukso rinkinys. Pagal šią programą kiekvienas internetinės parduotuvės klientas gauna neribotą ilgalaikį uždarbį bonusais, tai yra premijomis. Mes esame įpratę susirinkti premijas ir bonusus prekybos centruose, jeigu naudojam tų prekybos centrų lojalumo korteles. Ir viskas tai vyksta už gaminių reklamą ir tiesiog gaunam neribotą ilgalaikį uždarbį bonusais. Kompanija plečia savo klientų ratą tuo pat metu ir už būtent aukso, tai yra jos produkto reklamą, internetinę parduotuvę reklamuojantis klientai gauna labai pelningą atlygį. Tai yra pardavėjo daroma pirkėjui papildoma nuolaida pagal nurodytas sutarties sąlygas. Sutarties sąlygas jūs galite rasti kompanijos tinklapyje. Mes dar vis apie tai kalbėsime. Na ir pasižiūrėkime, ar tai iš tikrųjų tinka jums, ar jūs norite pasinaudoti šią puikią galimybę pirkti fizinio investicinio aukso,
kurti savo aukso atsargas su minimaliom pinigų sąnaudom, mainais už reklaminę veiklą ir rekomendacijas. Kad pradėti, galiu pasakyti tiek, kad nieko nereikia pirkti kas mėnesį. Tai nėra skatinamas vartotojiškumas. Nieko nereikia pardavinėti. Kaip ir paprastai sakau, nereikia lakstyti su krepšeliais, terbelėmis ir sitkomis, taip? Nereikia samdyti darbuotojų. Nėra prekės sandėliavimo, neturim nuomotis patalpų ar tai apkrauti savo gyvenamosios erdvės. Nėra užmokesčio už pakviestus dalyvauti draugus, nėra jums viršininko, nėra pirmadienio, nėra žadintuvo. Na, tai kas čia yra, kam visa tai, dėl ko čia kas kitaip? Užsakymo informacija. Jūs registruojatės internetinės parduotuvės svetainėje, suvedę savo kontaktinius duomenis, atliekate asmeninį užsakymą, gaunate savąjį ID 9 skaičiukų kodą, jo pagalba vykdoma mūsų kaip klientų apskaita internetinėje parduotuvėje, nes, pamenat, mes visi čia esame klientais, ne darbuotojais. Taip pat gauname išankstinio užsakymo dokumentą, tai yra sąskaita faktūra su visais juridiniais kompanijos rekvizitais. Joje matosi, kokio aukso, kokio svorio mes esame pasirinkę užsakymą, kokiai sumai, kokia sutarties vertė, ji dažniausiai būna minimaliai 7 000 eurų. O avanso sumos skiriasi priklausomai su kokia programa nusprendžiate startuoti arba kitaip, kaip sakant, draugauti. Kompanijos veikla skaidri, legali, dokumentuota. Kompanija moka bonusus iš tiesų tik tiems klientams, kurie perka jos produktą, tai yra aukso luitus. Šie bonusai yra paskaičiuojami pagal oficialias sutarties sąlygas. Jūs pasirašot elektroninę sutartį būtent tuo metu, kai registruojatės į kompanijos tinklapį www.globalintergold.com, jį jums nurodo jūs pakvietęs žmogus ir šiame tinklapyje jūs lygiai taip pat galite surasti ir visas juridinė kalba aprašytas kompanijos sąlygas, tai yra marketinginės sąlygas. Na, o aš pasakysiu jums, ką turėtumėte daryti. Išsirenkam programą, su kuria norim pagerinti savo šeimos finansinę situaciją, o gal kažkas galvojate, kad rimtai norite pradėti verslą su šita internetinė parduotuvė, tai reikalinga padaryti 2 paprastus žingsnius, tai tik 2 sąlygos. Kaip sakiau, išsirenkam programą, tai šiandien dieną mes kalbam apie Goldline programą, tai yra 1050 eurų, ir vėliau Multicards programą 375 eurai. Ir antroji kompanijos sąlyga 2 tiesioginiai partneriai. Jūsų pakviesti žmonės užsiregistravę savo asmeninius užsakymus pateikia internetiniai parduotuviai Global Intergold aukso pirkimui. Čia žemiau skaidrėje matote seką, kad vis tik mums pradžiai reikalingas kompiuteris, internetas, ar ne, sudaryti sutartį ir sąlygas mums pateikia aukso luitelių įsigijimui. Ką mes toliau su juo darysim? Gali būti, kad greičiausia parduosim internetiniai parduotuviai ir taip įgysime eurus, kuriuos tiesiog persivėsim į savo asmeninį mylimą banką. Na ir detaliau, kas toliau. Skaidrė šveicariškas aukso luitelis. Jis yra uždirbamas būtent iš aukso rinkinio programos Goldline. Kai registravotės internetinės parduotuvės svetainėje ir atlikote asmeninį užsakymą, kuris kainuoja 1050 eurų, jūsų 1000 eurų
mokestis yra būtent už 7 000 eurų vertės aukso pirkimą. Aukso mums išeina apie 200-220 gramų. Pamenat, kad tai vis tik tai diktuoja aukso kainą rinkoje, kiek mes galėsime turėti aukso gramų. Ir 50 eurų imamas registracijos mokestis už internetinės IT paslaugas, arba kitaip kalbant paprasčiau ofisą. Turite asmeninį internetinį ofisą, kuris padeda jums valdyti jūsų auksą ir pinigus tiesiog taip paprastai, taip lengvai, kaip niekur kitur pasaulyje. Vieną kartą sumokam avansą ir tik vieną kartą įvykdom antrą sutarties sąlygą, kad gautumėm atlygį. Tai yra, turite rekomenduoti pirkti auksą minimum 2 žmonėm iš Global Intergold internetinės parduotuvės. Šios 2 rekomendacijos, jos bus jums užskaitomos visiems vėlesniems kontraktų ciklams ir šie 2 jūsų žmonės turės padaryti tą patį, ką ir jūs, kad gautų atlygį. Kaip matot, tokia formulė leidžia padauginti užsakymų, tai yra pakviestų žmonių kiekį internetinėje parduotuvėje. Na ir matote užsakymų lentelę. Kiekviena Goldline užsakymų lentelė susideda iš 7 vietų, kurios yra išsidėstę 3 lygiuose. Susimokėję avansą pagal užsakymą jūs esate lentelėje, kur 3 vietos yra visada užimtos ankstesnių kompanijos klientų. Noriu pabrėžti, kad šis verslas paremtas komandiniu darbu, tai būtent tie apatiniuose lygiuose, čia būtų 1 lygis, 2 ir 3, tai 2 ir 3 lygyje esantis klientai savo komandiniu darbu pildo 1 lentelės lygį. Šis verslas paremtas komandiniu darbu. Kai užpildomas 1 lentelės lygis naujais užsakymais, tai yra bendromis žmonių pastangomis, kurie jau yra čia kaip klientai, nauji užsakymai lentelėje užpildomi iš kairės į dešinę, virš to asmens, kuris yra jūs pakvietęs į šią efektyvią programą. 1 lygyje yra 4 vietos tuščios, o gal jau keletą iš jų gali būti ir užimtų. Laisva vieta. tą vieną vietą gaunate jūs. Kai pirmas užsakymų lentelės lygis užsipildo naujais užsakymais, lentelė pusiau, būtent taip, vertikaliai skyla į dvi simetriškas tokias pat lenteles, jūs nusileidžiate į antrą lygį, o abiejų lentelių pirmose lygiuose atsiranda po 4 naujas vietas naujiems klientams. Lentelės apačioje esantis klientas gauna 3000 eurų auksų. Tai yra vienetais galime skaičiuoti, galime sakyti, kad tai yra būtent bonusas, ta premija ar ne, bet vis tik tai yra 1:1, tai yra 3000 eurų auksų. Kada vėl užpildom komandiškai pirmą lentelės lygį, tai yra tas 4 vietas, jūs nusileidžiate į 3 lygį ir jūsų užsakymo lentelė uždaryta. Jums skamba fanfaros, gaunate premiją, tokia pat kaip ir prieš tai gavęs klientas, tai yra 3000 eurų vienetais, bonusais ar tai auksu. Toliau, kad užbaigtumėm 7-vietę tokią lentelę, reikalinga tik 11 naujų užsakymų. GoldSet Goldline programoje nusileidę per visus 3 lygius jūs uždirbate premiją, kurios vertė 3000 eurų auksų. Kompanija išskaičiuoja administracinį mokestį 15%, jį perkelia į lyderių programą. Ką aš jums pasakoju iki šiol apie užsakymų lenteles, tai yra aktyvioji marketingo programa, o yra dar viena pasyvioji lyderystės programa,
Tai vat būtent tą 15% administracinį mokestį kompanija iš marketingo perkelia į kitą marketingą žmonėms lyderiams. Apie tai dar kalbėsiu. Jūs automatiškai perkelia į antrą sutarties ciklo užsakymo lentelę už 1000 eurų. Pirmame lygyje avansuojama, antros lentelės pirmame lygyje avansuojama vieta jūsų užsakymui. Procesas kartojasi, leidžiatės iš lygio į lygį žemyn, kol nusileidžiate į trečią lygį ir antros užsakymo lentelės pabaigoje jūs gaunate bonusinę premiją 4000 eurų auksų dydžio, minusuojant tą patį 15% administracinį mokestį lyderių programai. Baigus užsakymą GoldSet Goldline aukso luiteliais jūs uždirbate 5950 eurų. Čia jau išskaičiuoti visi administraciniai mokesčiai. Kaip matote, uždirbate tikrai pakankamai daugiau negu investavote. Na ir kokie pliusai toj, gal ir sakykime, pasiturintiems klientams skirtoj programai, nes vis tik tai yra 1050 eurų pradinis įnašas, avansas, sudarius sutartį su kompanija, mes praeinam, pražingsniuojam, padarę reklamą, padarę rekomendacijas šitai užsakymo programai, trumpoje 7-vietėje užsakymų lentelėje, tai yra greitas atlygio gavimas, greitas galimas išėjimas į lyderių programą, o mes jau kai esame lyderių programai, ten skaičiuojamas tikrai didesnis lyderių karjeros atlygis. Jis tiesiog dvigubėja. Na ir užtvirtinimui kvalifikacija, kad užtvirtinti jūsų aktyvumą, kad jūs esate aktyvus ir tikrai aukso rinkinio programos dalyvis, klientas, veiklus, aktyvus, energingas verslininkas, nes nežinom, kur ir kaip išsivystys, išsiritulios mūsų veikla. Tai kvalifikacija reikalinga, kurią mes ir darėm nuo pat pradžių. Minimaliai 2 naujai užsakymai, tai yra mūsų pasikviesti tiesioginiai partneriai, kurie mus lydės toliau visą kelią, mūsų veiklos kelią. Rekomenduoti jūsų bet kuriame užsakymų lentelės lygyje, jūs pradedat pirmame lentelės lygyje, o partnerį pasikviečiat bet kuriame užsakymų lentelės lygyje ir tai jums suteikia galimybę gauti maksimalų bonusinį atlygį, tai yra premija aukso luitais. Na ir ką mes toliau darom, baigus užsakymą, tai klientas, pirkėjas turi galimybę. Internetinėje parduotuvėje uždirbus auksą mes galime parduoti atgal kompanijai 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Pardavę auksą jūs gaunate pinigus į savo asmeninę sąskaitą per 3-4 dienas, tačiau žinant šiandien, kaip ir pradžiai prezentacijos minėjau, kad aukso kaina kyla, ir jums gali būti, kad nereikalingi skubiai pinigai, jūs galite palikti saugoti aukso luitelius saugyklose. Tai yra sertifikuotoje saugykloje. Saugyklos mokestis 0,1% per mėnesį nuo saugomos sumos, į tai yra įskaičiuotas ir draudimas. Na ir jūs iš tikrųjų galite atsisiųsti aukso luitelius registruotų, apdraustų paštu. Per 2-3 darbo dienas kurjeris su draudimu kartu, pačiam už tai susimokant, tos paslaugos kaina apie 45-75 eurų skaičiuojama, gal tai vis tik tai nuo regiono ir aišku nuo aukso svorio. Pačiam pasiemant, jums yra privežama jūsų adresu prie jūsų nurodyto adreso būto biuro durų. Kitas kelias, jūs pats galite pasimti auksą iš saugyklų, kaip ir sakiau, nuvažiavę į reprezentatyvinį Šveicarijoje esantį biurą, ofisą, arba auksą galite parsivežti
iš tarptautinių konferencijų, o gal jums su jūsų parašytų įgaliojimu parvežtų sponsorius, jei jis lanko tokias konferencijas ir dalyvauja internetinės parduotuvės turuose po pasaulį. Tiesiog prisistatymuose ir reklamos vykdyme. Toliau kalbėkime apie gal Lietuvai pagal ekonominę situaciją priimtinesnę programą, šiek tiek mažesnė, kuri leidžia mums uždirbti, kaip ir jums skaidrėje matoma, šiek tiek kitokį aukso luitelį vokiečių gamintojo. Ir mes jį uždirbam su programa aukso rinkinio Multicards. Mažesnis užsakymo avansas 375 eurai. Jūsų užsakymai lentelėje užskaitomi 350 eurų ir 25 eurai yra įmamas registracijos mokestis už ofisą arba internetinės, tai yra IT paslaugas. Programos lentelėje 7 vietos, panašiai kaip ir prieš tai buvusioje, kurios išsidėstė 3 lygiuose. 3 apatinės lentelės vietos visada yra užimtos ankstesnių kompanijos klientų, taigi vėl pirmas lentelės lygis yra užpildomas bendromis žmonių pastangomis, kurie yra čia kaip klientai, veikia, dirba komandiškai. Pirmame lygyje yra 4 vietos, iš kurių vieną gaunate jūs. Ir vėl, kai pirmas užsakymų lentelės lygis užsipildo, lentelės kyla vertikaliai, pusiau, į 2 simetriškas tokios pat lenteles. Apačioje esantis klientas, šiuo metu Igoris, matosi nikas, o gal tai ir kliento tikrasis vardas, jis gauna premiją. Jūs nusileidžiate į antrą lygį, po to kitų žingsnių, kai užsipildo naujais užsakymais pirmasis lygis, jūs nusileidžiate į 3 lygį ir gaunate premiją. Sakyčiau tai, kad GoldSet Multicards lentelė yra skirta turintiems mažesnės pajamas ir iš karto negalintiems sumokėti didesnio avanso, pradedant veiklą internetinėje parduotuvėje. Suprantam, patinka idėja, viskas tvarkoj, tik ir sakom, kad pirmoji programa mums yra šiek tiek per stipri, ar ne, ir mes negalime sau leisti startuoti su tokia suma. Arba čia šita Multicards programa yra gal skirta ir tiems žmonėms, kurie abejoja savo jėgomis, kurie abejoja žmonių patirtimis, kurie vis tik tai, kaip sako, yra faktai, yra sąskaitos, yra žybantis auksas, yra pasiekimai, yra visa kita, bet tradiciškai, žmogus kažkaip netiki ir nepasitiki, kol jisai pats nėra patyręs, tai jie kaip ir įsivardina, kad noriu pasitikrinti, noriu pats padaryti ir pasižiūrėti, ar tos programos veikia, nors lygiai tą patį galima pasitikrinti ir su prieš tai pasakota Goldline programa. Tai viskas yra įmanoma, tiesiog išsirenkate programą ir ši mažoji Multicards programa su mažesnė avansinė suma yra paruošiamoji užsakymo lentelė, kuri perkelia mus į Goldline užsakymo lentelę. Kaip tai vyksta? Pradėjus ir uždarius užsakymą Multicards lentelėje nuo 375 eurų avansinės sumos, praėję visais lygiais mes uždirbame aukso luitų už 1400 eurų auksų. Kompanija minusuoja minus 25% administracinio mokesčio, kuris yra dalinai kompanijos pelnas, tačiau jį perkelia į mano minėtą lyderių programą. Iš viso to jūs atskaičius administracinį mokestį uždirbate 1050 eurų. Tos sumos užtenka, kad jūs perkeltų perėjimui į pagrindinę, į stipresnę VIP
ar tai, kaip sakyt, pasiturintiems klientams skirtą lentelę GoldSet, GoldLine. Kiek galima uždirbti GoldSet, GoldLine užsakymo lentelėje, pamenat, aš minėjau. Toliau žiūrėkime, kad dėl greičio uždarant 7-vietės lenteles, o kompanijoje ir iš viso yra 5 programos, lentelės yra ir 15, ir 13, ir vat kaip ir šios 7 vietų. Tai dėl greičio, nes šitoj programoje, šitoj kompanijoje yra 3 geri dalykai. Greitis, greitis, greitis. Kiek mes greitai, kiek mūsų pakviestieji greitai, kiek užsakymai greitai slenka iš lygio į lygius. Tai uždarom 7-vietės lenteles yra mums didesnis šansas ir galimybė greičiau išeiti į lyderių programą. Kas mums iš to? Tai būtent lyderių programos tikslas, galvojantiems apie nuosavą verslą su kompanija Global Intergold, tai yra puikia galimybė, nes tai vis tiek jau dažniausiai, kaip drąsiai ir garsiai galime sakyti, kad tai yra lojaliausi kompanijos klientai, jie gauna pelną, su kompanija kartu dalinasi pelnu nuo aukso luitelių pirkimo internetinėje parduotuvėje. Ir visą tai būtent jie gauna už pagalbą naujiems klientams, pasakojant apie taisyklės, marketingą, idėjos perteikimą, už tų naujųjų klientų mokymą, būtent atskleidžiant jų potencialą ir maža ką, gal taip ir atrandant vėl naujuosius lyderius. Į lyderių programą mes galime papulti tiesiausiu keliu tik tai per aukso rinkinio, tai yra per GoldSet skatinamąją programą, nes jei mes į internetinę parduotuvę ateisim tradiciškai, paprastai nusipirkti aukso, tuo metu mes neturime galimybės sudalyvauti lyderių programos veikloje. Į ją persikeliam tik tais praėję programas tokias kaip GoldSet, GoldLine, GoldSet Standard arba GoldSet Pro, ir tai yra tiesiausias kelias į lyderių programą. Dalyvavimas lyderių programoje trumpai galiu užsiminti tiek, kad visiems klientams suteikia galimybė dalyvauti internetinės parduotuvės pelno paskirstime ir kad mes pasiektumėm pirmąjį lyderių karjeros lygį, būtina pirmajam išeiti apdovanojimą, išvesti 2 savo asmeniškai pakviestus klientus į jų pirmuosius apdovanojimus ir po 2 jų pakviestus klientus taip pat išvesti į apdovanojimus. Tiesiog pasiekiamas pirmasis lyderystės lygis, kuris mums suteikia teisę gauti iš kompanijos paauksuotą laikrodį su Svarovskiais. Ir vėlgi toliau už kiekvieną jūsų struktūroje vėliau uždarytą užsakymų lentelę yra skaičiuojami taškai, kurie juos surinkus jūs perkelia vėlgi į aukštesnį ir vėl aukštesnį lygį, o ten kompanija mus motyvuoja jau solidesnėmis premijomis, tai yra dovanomis. Tai apie lyderystę šiandien gal tik tais tiek, nes tai atskira tema, o toliau pasižiūrėkime, kokią dargi turim vieną gerą žinią, kad kaip bebūtų keista, jūs galite sustoti dirbti su kompanija, Global Intergold internetinė parduotuvė. Internetiniam jūsų ofise informacijos skiltyje turime kvadratėlį, kaip ir čia matote, su pažymėta varnele. Jei mes neliečiam nieko, neliečiam varnelės, mūsų kontaktai ir visi kontraktai su kompanija pratęsiami automatiškai, kiekvienam ciklui pasibaigus iš premijų reinvestuojant pinigus atgal į programą. Tačiau atspaudus varnelę, kompanija supranta, kad mes norime baigti užsakymą ir nebedalyvauti internetinės parduotuvės veikloje.
Tai baigę užsakymų lentelę, išeiname iš programos ir taip pat susigrąžiname savo pirmąjį įnašą, tai yra avansą. Tačiau, sakau, gerbėmieji, jei norite sukurti čia pastovias pajamas, jūs tikrai patikėkit manim, norėsite tęsti ir tęsti verslą su Global Intergold internetinė parduotuve. Dar daugiau, žmonės, kurie tęsia bendradarbiavimą su šia kompanija ir daro naujus užsakymus, seka iš paskos tų žmonių, kurie juos pakvietė. Tokiu būdu ir jūsų rekomenduoti asmenys visada eina iš paskos jūsų. Ir dirbant su Global Intergold kompanija, jūs susikūrėt savo komandą, savo bičiulių, bendraminčių, pažįstamų žmonių komandą. Uždirbate kartu pinigus, uždirbate kartu aukso luitelius, dalinatės savo patirtimi. Vieną dieną jūs padedat kažkam nusipirkti aukso, kitą dieną tie žmonės, ar tai kažkas padeda jums. Tai yra tiesiog dar vienas nuostabus dalykas, kad atrodytų, čia gali daryti tą veiklą bet kas, bet kur pasaulyje, tiesiog ten, kur veikia internetas. Na, tikrai drąsiai galiu sakyti, kad šitas verslas yra prieinamas kiekvienam. Na, ir dažnai išgirstu, kaip su rizika. Pasakau, rizika nulinė. Sako, to negali būti. Na, pasižiūrėkim, auksas. Pradžiai pristačiau, tai apie auksą, kaip ir manau, kalbėti per daug nereikia nieko aiškinti, pasakoti, tai yra tiesiog dievų, karalių priemonė, ar ne, vat ir žmogus, jeigu žino, kad kažkas šalia kažkur gyvenantis turi aukso, tai jau iš karto simbolizuoja turtą. Tai yra pati geriausia garantija, auksas pati geriausia investicija, auksas visko turintiems žmonėms, tai gali būti tas įrankis, kad susikurti savo auksą rezervą. Mums auksas yra paprastesniems žmonėms finansinė priemonė gauti šiandien reikalingą mums valiutą, tai yra eurus. Nors pats auksas tai yra tarptautinė valiuta, kaip matote ir girdėjote, pamenate, kad su internetinė parduotuvė veikla vyksta 200 pasaulio šalių. Tai kam kokia valiuta reikalinga, kam reikalingas auksas, viską galime rasti šitoje internetinėje parduotuvėje, kuri tikrai neturi analogų pasaulyje. Toliau, kas sako, kad garantija yra ir rizika yra nulinė, kad klientas savo uždirbtą auksą gali parduoti atgal kompanijai čia ir dabar. Tikrai gyvenimiškai kažką esate pirkę internetu, bet po metų susimaščius parduoti ar gražinti prekę, nemanau, kad iš jūsų šitą prekę priimtų atgal to internetinę parduotuvę. O čia auksą iš mūsų internetinė parduotuvė perka ir po metų, ir po antrų, jei mes matom, kad mums naudinga ir aukso kaina kyla, o mes turėjom saugykloj pasilikę aukso rezervą savo, vėlgi patys sprendžiame, kada parduoti atgal internetiniai parduotuviai. Visada iš mūsų superka pagal elektroninės sutarties sąlygas, kurias pasirašėm su kompanija registruodamiesi. Kai iš mūsų nupirko auksą, pinigus perveda į mūsų asmeninę, bet būtent asmeninę nurodytą banko sąskaitą, nesvarbu kurioje šalyje, ar pinigus galime persivesti į šveicariško banko, tai yra būtent Mastercards kortelę, Fast Swiss Cards, kurią įsigijame bendradarbiaudami su internetinė parduotuvė ir vėlgi į ją persivedę pinigus, uždirbtus eurus, galime juos naudoti atsiskaitydami visose prekybos centruose arba išsigrynindami visose mums patogiuose bankomatuose. Kas dar sako, kad garantija yra ir rizika nulinė, kad klientas gali apsigalvoti per 14 dienų, atsisakyti sutarties, nutraukti veiklą, kuri gal net neprasidėjo su internetinė parduotuve. Tai leidžia daryti pagal ES standartus vartotojų teisių apsaugoti įstatymai. Per 14 dienų nuo sumokėtos įmokos nutraukia užsakymą, net nepaaiškinę priežasties, to tikrai kompanija nereikalauja, jūs atsiemate visą savo avansinę sumą
būtent tokio dydžio, su kuria programa buvote nusprendęs startuoti šitoje internetinėje parduotuvėje, tiesiog jos veikloje. Kompanija garantuoja, kad klientas bet kuriame užsakymo lentelės lygyje gali primokėti trūkstamą sumą, jei tikrai čia atėjote įsigyti auksą. Jūs galite nusipirkti auksą, sumokėję sutarties likutį ir anksčiau baigti užsakymo lentelėje. Tai yra būtent toj matricinio marketingo programoje. Kompanija jums net ir garantuoja, kad jeigu nepasisektų, tai yra nepadarius, nespėjus, nesusivokus ar pasikeitus sąlygoms, tiesiog visokios galimos gyvenimo peripetijos, tiesiog nepadarius kvalifikacijos, tai yra nerekomendavus 2 žmonių, kompanija jums gražina pradinį įnašą. Tiesiog jūsų užsakymas jau praėjo užsakymo lentelę, pamenat, 3 lygyje, jums kaip ir priklausytų premija, lentelės kilo, tačiau jūs atsiemate tik savo avansinio dydžio sumą. Super. Garantijos tikrai yra, rizika nulinė. Ir apibendrinsiu Global Intergold užsakymus. Šiandien dienai pristačiau GoldSet Goldline užsakymų programą už 1050 eurų avansinė suma. Tai yra sutartis iš 2 lentelių, kurios yra 7 vietų. Ir kita programa paruošiamoji, kuri leidžia persikelti, tai yra GoldSet Multicards programa už 375 eurus avansinių mokesčių, leidžia persikelti į GoldSet Goldline programą. Įvykdžius tiek vienos, tiek kitos programų sąlygas, mes turim asmeninę naudą. Dalyvaujant visose programuose, nors šiandien gal pradėtumėte nuo 1, nuo 2, o gal kažkas drąsus, nes toms programams tikrai reikia tik tais drąsos ir noro sudalyvauti. Ir dalyvaujant visose programuose, tai kurių pavadinimai yra Smart, Pro, Standard, Multicards, Goldline, ryškiau pažymėtos yra programos vedančios į lyderystę, tai Pro, Standard ir Goldline programuose. Jūsų registracija vykdoma su vienu ID numeriuku ir jūsų struktūra, tai yra jūsų partneriai, jų toliau pakviestieji žmonės ir lyderių karjeros vienetai yra sumuojami nuo visų užsakymų prie vieno jūsų ID numeriuko. Kaip matot, tai unikalu, lengva, patikima, pelninga investuoti savo laiką ir pinigus, kad gauti puikų atlygį. Žmonės dažnai klausia, kokių savybių reikia turėti, kad galėčiau tai pradėti. Tai tiesiog sakau, kad kaip ir nesenai paminėjau, kad reikalinga drąsa, noras siekti savo finansinių ir savo šeimos finansinių tikslų, svajonių, nes svajonėms kai kada tiesiog ir pritrūksta tų finansų ir tos svajonės tampa atidėtos, tai mums kompanija padeda siekti savo tikslų, bet ji ir turi savai tikslą, tai siekia atgaivinti teisėtą istorinį planetos turtą, nes jis vis tik tai turi limitą, turi ribas ir kompanija nori padaryti jį prieinamą visiems žmonėms. Kompanijos pačios bendrovės tikslas yra išsiplėsti rinkoje investicinio aukso pardavimais. Mes tą padedam jai daryti ir mūsų kaip klientų tikslas yra gauti kompensaciją už aukso pirkimą, o šiuo metu, naudodamėsi programomis, mes gaunam 82% dydžio nuolaidą aukso pirkimui iš internetinės parduotuvės Global Intergold. Ta nuolaida mums suteikiama už reklamą, pardavimų skatinimo paslaugos. Jos internetinėje parduotuvėje plečia būtent klientų bazę ir viskas, įsivaizduokit, vyksta globaliai, kokiu dideliu mastu, tai tiesiog pasaulis, galėčiau drąsiai sakyti, po mūsų kojomis, nes tenka ir pakeliauti, ir išvažiuoti, ir pabendrauti su įvairiais žmonėmis,
Tai mėgstantiems keliones, tai vėlgi galime rasti galimybę keliauti su šita veikla. Taip pat dalyvauti galim internetinės parduotuvės pelno paskirstime. Tai vat, žiūrėkit, kiek persipinančių tikslų kompanijos mūsų. Taip, kad iškelkim svajones aukščiau į šviesą. Pinigai, kaip ir šiandien man buvo užsiminę ir pasakė, na, kaip ir nėra ta pagrindinė laimė, tačiau kai žmogaus klausi, kas yra jam laimė, suka šiek tiek ratu, kalba, masto, jeigu dar žmogus atviresnis ir vis tik žiūrėk, viskas šiek tiek sueina į pinigus. Taip, mes kiekvienas turim skirtingas vertybės, kažkiek panašias, bet jas ir kitokias, tačiau pinigai yra ta mainų priemonė, kuri mums suteikia laisvę, laisvę judėti, laisvę svajoti, laisvę mąstyti, laisvę būti šiek tiek kitokiems, o mūsų laisvė šitoje veikloje yra pagaminta iš aukso. Tai pinigai, laisvė pagaminta iš aukso, taip yra pasakęs Erikas Marijus Remarkas. Tai aš tikiu, kad jūs pasinaudosite šitą puikią unikalią galimybę susikurti savo veiklą, o gal ir verslą. Tai yra užsidirbti aukso, o kitaip tiesiai šviesiai kalbant pinigus, nes internetinė parduotuvė mums suteikia, patikėkit, tikrai daug galimybių, jos visos yra čia be ribų, nes yra būtent sukurta ir paruošta unikali verslo sistema. Turim nemokamą mokymo platformą, vyksta webinarai, mokymai, For People programa prikelta pakankamai plačių įvairiausių įdomiausių įrankių, nuo filmukų, skaidruolių, medžiagų ir daug viso ko reklaminių, ten buklėtų, skrajučių, plakatų ir visa kita, ir vizitinių kortelių. Ir galime čia šitoje veikloje ateičiai surasti laisvą laiko, nes finansai daug kur atriša rankas. Galime surasti savirealizacijos, vėlgi, kam, kas, kur, kaip įdomu. Galime surasti puikių, nuostabių naujų draugų, bičiulių, naujų pažinčių, bet kaip ir pradžioje užsiminiau, ir naujai atrasti senus pažįstamus, kurių nematei daug metų, nes keliai vėlgi suvedamus. Ir pats auksas tai yra produktas neturintis analogų, neturintis konkurentų, apie jį tikrai galime daug ir daug kalbėti, bet vien tai auksas yra vėlgi elitas, prestižas, solidu, na, tiesiog super. Tai šiandien pasaulis kaip ir matot, vat kaip ir gaublė, ar ne, kuris laikomas 3 kojų, internetinės parduotuvės stipriausia vieta, tai yra žmonės, mokymai, įvedimai, suteikiam pagalbą, įvedam, skatinam, padedam. Reikia tik patiems būti drąsiems ir kreiptis, nes tyloje sunku padėti. Kitas dalykas, kad mus į priekį veda technologijos ir visą tai mus suriša su visų pasauliu. Ne tik tais kompiuteriai, bet ir telefonai, platus ryšys. Galime tą daryti bet kur, bet kada. Ir paskutinė sąlyga tai yra būtent, kaip ir sakiau, tas auksas, gal kažkam šiandien pačio aukso ir nereikia, kai žmogaus paklausi, tai tikrai nėra pirmo būtinumo prekė, tai nėra prekė ta, kai žmogus susigalvotų, wow, noriu. Tačiau, kai supranta šio produkto pagalba, ką gali pasidaryti savo kitaip, kaip gali pakeisti savo gyvenimą, pakeisti savo artimųjų gyvenimą, kaip gali papasakojęs, užsiminęs savo kitiems pažįstamams žmonėms paskatinti juos keistis, nes tikrai patikėkit, svajonėms verta išsipildyti. Tai jei jūs paklausit,
aš atsakysiu, nes manau, kad tikrai turite klausimų.